Sveiki visi, besidomintis istoriniu transportu. Šiandieną, rudenėjančią dieną, mes esame Kaune ir su manimi pašnekovas, kurio paprašysime prisistatyti. Raimundas Burštys, labą dieną. Tai yra Raimundas. Ir Raimundai, sakyk, kokią progą mes štai čia esame ir darome štai šitą reportažą. Jau galima trumpai, kas čia buvo per istoriją? Istorija buvo gana įtempta tokia, su istoriniu automobiliu štai šiuo. 3 metų kelionė įgavo šiandien dienai finišą. Tai Regitros padalinių kokybiškas darbas privertė keliauti per teismus. Kada šita visa epopėja prasidėjo, Raimundai? Prasidėjo kažkas tai 21-20 metais, kai aš bandžiau tą automobilį užregistruoti, kai tik tai įsigijau. Jeigu tai trumpai žiūrovams supažindinant, kas čia buvo per situaciją? Situacija buvo tokia, kad tas automobilis turėjo sunaikinimo pažymą Didžiojoje Britanijoje. Ir tuo pagrindu... Jo, atsisakė registruoti. Atseit, kad automobilis yra sunaikintas, utilizuotas. Jo, ir galų gale 23 metų rugpjūčio 9 dienos teismo sprendimas yra pasakęs. Taip, kad automobilis jisai kaip fizinis, jisai yra, egzistuoja, o ta pažyma yra fiktyvi ir jie vadovautis negali. Taip, ir sakyk, ar visame šitame reikale atliekų tvarkymo įstatymas suvaidino kažkokį tai vaidmenį? Paskutiniam teisme jau taip, nes jau advokatas apeliaciniam ruošėsi skundą, jau grindė jį, jau kaišiojo jį, o prieš tai nei Regitros darbuotojai, nei Regitros generalinis direktorius, nei pirmos instancijos teismas į tai net nekreipė dėmesio. Kitaip tariant, buvo nepasiruošę būtent to įstatymo vykdymui, kitaip tariant, eigai. Taip. Nes iš tiesų mes ir savo puslapyje Retromobilį esame paviešinę tą teismo sprendimą, ten yra labai aiškiai parašyta, jog automobilis fiziškai yra, jis egzistuoja, jis yra praėjęs technikinę apžiūrą, kaip ir problemos nėra, jis yra apdraustas. Ir atliekų tvarkymo įstatymas būtent tokiems automobiliams taiko išimtį. Kur čia yra problema? Raimundai, kur čia buvo problema? Manyčiau, kad vienintelė problema tai buvo visų tų žmonių kompetencijoje. Na, dėja. Kompetencijoje. Čia grinai kitaip ten tos problemos nematau. Ir nenoras kalbėtis ir pabandyti kažkaip tas problemas tokio pobūdžio spręsti. Tai kitaip tariant, būtent Regitros darbuotojams pasipriešinus, jūs negalėjote automobilio naudotis beveik 2-3 metus? Taip, 3 metus. 3 metus ir turėjo būti uždarytas. Na, matot, iš tiesų yra pakankamai liūdna situacija, bet iš tos liūdnos situacijos gavosi kaip ir teigiamas rezultatas. Atrodytų, kad viskas yra puiku ir atliekų tvarkymo įstatymas iš tiesų veikia ir toliau mes galime į Lietuvą įsivežti automobilius, kurie turi sunaikinimo pažymas, nesvarbu, ar tai būtų Italijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje ar kitose šalyse. Tačiau šita istorija turi liūdną tęsinį, apie kurį aš norėčiau irgi pristatyti. Būtent negana to, jog atliekų tvarkymo įstatymas iš tiesų parodė savo galią ir teismas pasakė, kad taip reikia vykdyti ir juo vadovautis. Jūs puikiai žinote, jog 20 metais Lietuvos transporto saugos administracija paėmė ir pakeitė teisės aktą būtent dėl vertinimo tvarkos ir pagal kurį šiai dienai istorinis automobilis pripažįstamas istoriniu nuo istorinių numerių išdavimo. O tuos numerius būtent išduoda Regitra. Kitaip tariant, atliekų tvarkymo įstatymas kaip po toks, turinti savo mintį, kad galima būtų registruoti istorinius automobilius, vėl atsiduria į teisinę koliziją, kurią suformavo 20 metais Lietuvos transporto saugos administracija. Taip kad šiai dienai vėlgi yra užburtas ratas ir Regitra toliau nenori registruoti automobilių, kurie buvo nurašyti kitose šalyse, tačiau yra pripažinti istoriniais, bet pripažinti istoriniais tik tai pagal vertinimo tvarką, o ne išdavus numerių. Taip kad gavosi labai įdomi makalynė. Raimundo situacija buvo truputį kita. Raimundo istorinis automobilis buvo įrašytas į istorinius sąrašus būtent pagal senąją tvarką. Pagal senąją tvarką. Mes spėjome ten susitvarkyti visą tai iki vasario, man atrodo, 1 dienos tvarka keitėsi. Jo, iki vasario 1-21 metų, jeigu buvo automobilis įrašytas į istorinius sąrašus, viskas buvo tvarkoje. Tai Raimundo atvejais būtent ir yra tokia vienintelė paguoda, kad iš tiesų sąraše jisai buvo. Asociacija Retromobilio 21 metų pradžioje jį pripažino kaip istorinį, tikrai
nematėme mes problemų, kaip ir jūs patys galite pasižiūrėti, automobilis iš tiesų neperdarytas, galbūt gali jums kelti ratų klausimas, bet tai čia iš esmės yra papildoma tokia opcija, kuri tikrai originalumui blogumo nepriduoda. Taip, kad šita istorija Raimondo atveju buvo pakankamai sėkminga. Raimondai, nepasakysi žiūrovams, kiek jums tai kainavo? Vien tik tai bylinėjimais virš 3000 eurų. Nemaži skaičiai, teisingai. Bendras kažkur tai va taip buvo. Na, matot, regitros nekompetencija žmogui iš tiesų kainavo didelius pinigus. Ir kaip suprantame, ne visus dar pavyko atsiimti. Dar ne visus pavyko atsiimti. Na, čia laiko klausimas. Taigi, Raimondo atvejis buvo sėkmingas. Iš esmės mes džiaugiamės, jog Raimondas turėjo valios eiti iki galo, nenusispjovė ir pasiekė savo rezultatą. Deja, Raimondo atveju, ko gero, istorija ir pasibaigs, nes realiai visą tai lietė tik tai tuos automobilius, kurie buvo įrašyti į istorinius sąrašus. Dabar prasideda naujas etapas, vienas teisės aktas prieštarauja kitam ir kaip seksis, nežinia. Raimondai, ką palinkėtumėte kitiems savininkams? Kantrybės ir nebijot. Ir vis tiek, advokatai, teismai, ypatingai kas parodė su apeliaciniu teismu, tai pažiūrėta buvo tikrai taip, kaip reikia pažiūrėti. Ne taip, kaip regitra žiūrėjo ir ne taip, kaip pirmos instancijos teismas jisai žiūrėjo. Tai reikia prieiti prie klausimų taip, kaip reikia prieiti. Vat ir viskas, tai to ir palinkėčiau, kad regitra galų gale suprastų, kas tai yra istoriniai automobiliai ir žmonėm kantrybės. Raimondai, ačiū Jums dar kartą. Ačiū Jums. Visos visuomenės, mūsų istorinės automoto bendrovės vardu tikrai dėkoju Jums už nuoširdų ir kruopštą darbą, pasiryžimą, kuris užtruko tikrai nemažai ir kainavo, kaip mes girdėjome, irgi nemažai. Ačiū už dėmesį. Ačiū, viso geriausio.